Labas. Šiandien netikėtai yra labai faina diena. Aš gavau savo svajonių kamerą. Ir kitą įrangą, bet apie tą kitą įrangą šiek tiek vėliau. Tik dar kol nepradėjau, norėčiau padėkoti Fotoaparatas LT komandai už labai gerą komunikaciją, punktualumą ir ypatingai norėčiau padėkoti jų vienai darbuotojai, kurios neminėsiu viešai, bet jinai žino, kad šitas didelis ačiū skirtas jai. Na, o dabar šokam prie kameros ir pasižiūrim, ką mes gavom. Taigi, bandom atidaryti taip iš viršaus. Op. Aha. O kodėl čia tuščia? Gerai, pasižiūrim. Išsiimam pradžiai viską ant stalo, paskui po truputį žiūrėsim. Ką čia turim? Vos nepamiršau šito. Tai pati kamera. Kažkas prie jos. Kažkas prie jos. Taip. Dokumentukai. Top handle. Ir galbūt viskas. Taip, kol kas viskas. Dėžė tuščia. Taigi, pasižiūrim. Pačią kamerą pažiūrėsim pačioj pabaigoje, nes visi žinom, kad čia kamera. Dabar pasižiūrėkim iš eilės, ką čia turim. Taigi, turim baterijų pakrovėją. Tai kita pakrovėjo dalis, kuri jungiasi į tą pakrovėją ir į rozetę. Jos nepakuosiu ir taip matosi. Čia turim sunshade, šešėlį ekranui, kad galėtume prie didelės saulės aiškiai matyti viską. Taip, laidžiukai, USB, USB-C, maitinimo laidas. Pažiūrim šituose permatomus, dar vieną permatomą turim. Neišpakavus jau matau, kad čia baterija. Pasižiūrim bateriją. Taip. 35 Wh. Labai minimaliai pakrauta. Tai, kol aš šnekėsiu, pajungsiu ją krauti. Dokumentai, manualai. Sakyčiau, kas juos skaito, tai tikrai ne aš. Juokauju, paskui kai persiskaitysiu, pasižiūrėsiu, bet ne dabar. Taip. Turim kažką panašaus į cold shoe adapterį. Taip. Jo, grinai, cold shoe adapteris. Pasižiūrėsim, kur dedasi ant kameros. Toliau. Čia reikia atsargiai. Labai agresyviai lupu, bet čia bus kameros ekraniukas. Turim kameros ekraniuką. Detaliau jį pažiūrėsim šiek tiek vėliau, kai jungsim į pačią kamerą. Taip pat turim neišpakavus, matosi, top handle. Tokia top handle. Du XLR-ai ir irgi pažiūrėsim detaliau, kai dėsim ant pačios kameros. Ir paskutinis dalykas. Norėjau sakyti, neįsivaizduoju, kas čia pakavimo, bet turėtų būti šoninė rankena. O net jos jungtis prasiveržė pro šoną. Ant tiek šoninė jungtis, kad net bėga per šoną.
Taip, štai taip atrodo. Šiek tiek padidinti reikėtų. Op. Visai patogu. Gerai. Na ir dabar didysis finalas. Kamera, kurios laukiau. Štai taip atrodo. Nors kas internete žiūri review ir panašiai žino, kaip jinai atrodo. Bet aš gyvai liečiu ją pirmą kartą. Žiauriai faina. Ir kas mane nustebino, tai jinai labai lengva. Gerai. Bandom sudėti. Ir pasižiūrim į sensorių. Gal sudužęs? Ne. Tvarkingas sensorius, nors vieną dulkytę kažkodėl matau. Kol kas paliksiu, nuvalysiu vėliau. Jaučiu, pradedam nuo top handle. Ir matau, čia yra connectionas. Ir jis turėtų jungtis štai čia. Taip. Top handle dedasi, užsisuka šitais dviem varžtukais su spyruoklėm. Turėtų viskas taip ir susijungti. Dar matau, viršui yra, nežinau, per kamerą gal nesimatys. Viršui yra šešiakampiukai, alentį, tai jais galima pasiveržti stipriau, jeigu to reikia. Bet manau, kad užtenka ir ranką pilnai priveržti ir viskas bus ok. Bandome ekraniuką dėti. Ekraniukas irgi kažkur turėtų jungtis. Jungtis tokia pati kaip šito top handle. Ir spėju, kad čia, jeigu daugiau nėra jungčių, čia vat matau tokią. Nu, pabandysim. Taigi, nulupam lipnią juostą. Taip, reikia pasižiūrėti. Užsitvirtina štai tokiu varžtu irgi. Žiūriu, ką šitas varžtas daro. Kampą reguliuoja. Gerai, kol kas atsuksiu štai taip. Ir tada matau, kad čia būtų juokingai galima prisukti, arba kitoj pusėje taip pat, bet aišku, jis iš tiesų dedasi čia. Tai bandau užtvirtinti. Taip, op. Turbūt taip. Laisvinam šitą. Ir ekraniukas nukrenta taip, pala, aš galiu tiesiog jį pasukti. Taip, ir jis dar slenkasi į šoną. Gerai. Kol kas palikim taip. Pačiam kraščiuke fiksuojasi. Taip, reikia pasižiūrėti jo limitą, kiek suktis gali. Taip, iki tiek ir tada į kitą pusę. Laidą patraukiu. Jis gali suktis 360, nes į vieną pusę tai nesisuko. Laidas užkliuvęs buvo. Taip, šitas ekraniukas sukasi visą laiką aplinkui ir kaip atrodo gali suktis kiek tik nori. Gerai, pasižiūrim, laidžiukas čia. Per klausimas, ar yra kaip nors jį pravesti patogiai, jo matau. Šitoj vietoje turbūt jis įsiklipina.
Pradžią gal įjungsiu į šitą jungtį. Op. Gerai, kol kas pajungiau taip. Užsidedam šoninę rankeną, kaip lensas. Yra baltas taškiukas, sulygiuoju ir užsirakinu. Ir laikosi. Tik šiek tiek kliba, bet dauguma review sakė, kad tas klibėjimas yra, nors nežinau, kiek jis trukdo. Štai čia mygtukas. Leidžiantis ją sukiot, kitaip fiksuojasi. Ir dar čia reikia prijungti laidžiuką. Per patį gripą nesimatys, bet už jo įsijungia tas laidžiukas. Ir tada šitais mygtukais galima valdyti kamerą. Taigi, kaip ir sudėjom visą kamerą. Tai atrodo taip. Įdedam bateriją ir pabandom įsijungti, pažiūrėti ar veikia. Taigi, bateriją turim čia. Ją dedam taip, į viršų, žemyn ir jinai įsidėjo. Laikosi vietoje. Su šitu galima ją išimti. Pabandom ją įjungti. Įjungimo mygtukas yra čia. Bandom jungti. Kranas sužibėjo, žiba. Ir mes pasiekėm nustatymus. Dar prieš nustatant šitus nustatymus galim užsidėti vieną lensą, pasižiūrėti, kaip vizualiai atrodys su juo kamera. Tai gausis mini lensų unboxingas dar. Tu su kamera nusipirkau 7200, nes anksčiau naudodavau su nuomota įranga ir žiauriai patiko. O čia yra naujausios versijos jisai. Tai turėtų būti dar geresnis. Popieriukai, extended warranty. Popieriukus ir visą kitą pažiūrėsiu vėliau. Dabar pats lensas įdomus. Taigi, žiauriai faina graži tašytė. O kur pats lensas? Taip, ir pats grožis yra čia. Patraukiam tašytę į šalį. Šiek tiek įsielektrinės. Pats lensas. Zoomina viduje, neišsiskleidžia. Pilna mygtukų, autofokusas, visą kitą dabar nematau, bet jūs matot. Ir tada laikiklis, kuris reguliuojasi. Čia galima atsisukti, o kas priveršiu. Ir ką, užsidedam lens hoodą ant patrankos ir uždedam ant kameros. Nu va, čia tai patranka. Iškart svoris pasikeitė. Priešais save laikyti visai sunkoka. Bet pasiėmus šoninę rankeną, atrodo viskas faina. Turėtų būti ok. Tai šitam kartui tiek. Žiauriai džiaugiuosi šitą kamerą, nustatymus paskui susitvarkysiu ir varysiu mokytis ją naudotis. Ir nežinau, jeigu norit review šitos kameros, pasinaudosiu ją ir galiu padaryti. Galite užduoti klausimus apačioj, kas aktualu. Ir susimatom kitą kartą.